Šiandien ganėtinai specifinė tema, bet būna, kad prireikia. Šiandien papasakosiu, kaip pritaisyti fotoaparatą ar bet kokią kamerą ant mikroskopo. Gali pasitaikyti taip, kad jūs turite mikroskopą su išėjimu fotoaparatui, bet dėl kažkokių priežasčių neturite vamzdžio, prie kurio tvirtinasi fotoaparatas, arba tiesiog vamzdis netinka fotoaparatui, kurį jūs turite, arba kitokiai kamerai. Pritaisyti, tiesą sakant, galite bet ką. Tiek fotoaparatą, tiek internetinę kamerą. Svarbu, kad nusijungtų objektyvą. Visų pirma, liniuoti ir matiniu stiklu įsimatuojate atstumą, kuriuo fokusuojasi vaizdas iš fotoaparato išėjimo mikroskopų. Visai nebūtina super tiksliai. Jeigu išmatuosite super tiksliai, tai matysite tą patį, ką ir matote okuliarę. Bet tam, kad nufotografuoti, tai jums būtina nėra. Susivesite ryškumą į fotoaparato ekraną. Arba jeigu užsidėjote internetinę kamerą, tada matysite ryškumą kompiuterio ekrane. Taip, kad jums tai nėra super svarbu. Tiesiog maždaug. Šiuo atveju aš pasimatavau, man gavosi 11,5 cm maždaug. Toliau įmam tinkamos skersmens vamzdį, šiuo atveju tokį, atsipjaunam vieną galą, atsipjaunam kitą galą, susirandam tinkamą perėjimą jūsų fotoaparatą, kitas galas prie vamzdžio nesvarbu, prisitvirtinat, kaip jums išeina, aš izoliaciją prisukau. Perėjimą, jeigu negausit vietoj, gausit pas kiniečius. Ir viskas. Sujungiat perėjimą su vamzdžiu prie jūsų fotoaparato, dedat į fotoaparato išėjimą, fotografuojat. Ta patį galit padaryti ir su internetinė kamera. Viena išsiardo taip.